Čia Intel grafikas. Jisai pakilo 90% per šiuos metus. Tuo pačiu metu JAV vyriausybė yra uždaryta jau beveik mėnesį, o tai paralyžiuoja dalį šalies ekonomikos. Kaip įmanoma, kad vienos įmonės klesti, kai bendra sistema stringa ir kaip svarbiausia įžvelgti investavimo galimybės. Nesvarbu, ar dar tik planuojate pirkti savo pirmąją akciją, arba jau turite visą investicijų portfelį, šiame video ir nukeliavę į mano asmeninį portfelį paspaudant nuorodos aprašyme, pasisemsite gal net ne vienos investavimo idėjos. Tai žiūrėkite video iki galo, nepamirškite like mygtuko ir pradedam. Ši savaitė yra švelniai tariant beprotiška. JAV vyriausybė uždaryta jau beveik 30 dienų, o tai reiškia, kad Fed spalio 28 dieną turės priimti sprendimą dėl palūkanų normų praktiškai aklai, be jokių naujų darbo rinkos duomenų. Vienintelis naujas rodiklis, kurį jie turi, tai yra infliacijos ataskaita rodanti 3 procentų metinį kainų augimą, kas yra mažiau nei tikėtasi, mažesnis sumažėjimas nei tikėtasi. Ant viršaus savo veiklos rezultatus skelbia technologijų gigantai Microsoft, Google, Meta, Apple ir Amazon. Kalbame apie įmonės, kurių bendra vertė siekia 15,2 trilijonų dolerių ir tai lyg to būtų visiškai negana. Ketvirtadienį JAV prezidentas Trumpas susitinka su Kinijos prezidentu Ksi, likus vos 48 valandom iki 100% muitų tarifo įsigaliojimo, kuris gali paralyžiuoti pasaulinę prekybą. Koks sprendimas priimamas esant tokiam informacijos trūkumui? Tai rinkai yra 96,7 procentais tikra, kad palūkanų normos bus sumažinimos. Tai atrodo visiškai prieštaringa mažinti palūkanas, kai infliacija vis dar aukšta, nors ir 1 procentu, bet per aukšta. Tai mažinimo priežastis, Fedas šiuo metu labiau nerimauja dėl galimos recesijos ir silpnėjančios darbo rinkos nei dėl kainų augimo. Tuo tarpu Europoje Europos centrinis bankas ECB laikosi kitokios strategijos. Palūkanų normos nekeičiamos jau 3 kartą iš eilės ir išlieka 2 procentų lygyje. Infliacija eurozonoje yra 2,2 procentai, arčiau siekiamo tikslo, o ekonomika stabilizuojasi. Daugiau dėmesio sulaukia nuostabusis 7, tai didžiausios JAV technologijų įmonės. Tačiau naujausiai duomenys rodo, kad jų išskirtinumas po truputėlį mažėja. Šios 7 įmonės sudaro 34 procentus viso S&P 500 indekso vertės, o tai yra didelė koncentracija. Svarbiausia, kad jų pajamų augimas lėtėja ir artėja prie likusių 493 indekso įmonių vidurkio. Geras pavyzdys yra Netflix. Akcijos krito daugiau nei 10 procentų po pajamų ataskaitos. Tačiau kritimo priežastis nebuvo prasti verslo rezultatai, o vienkartinis 619 milijonų dolerių mokestis Brazilijoje. Tai yra buhalterinis įvykis. Tuo tarpu fundamentalūs rodikliai išlieka stiprus. Pajamos išaugo 17 procentų, o pelnas su reklamomis pritraukė 94 milijonus vartotojų. Ir dėmesys krypo į kitas įmonės. Intel demonstravo įspūdingą atsigavimą. Po 6 ketvirčių iš eilės, nuostolingų ketvirčių iš eilės, įmonė tapo vėl pelninga. Rezultatai smarkiai viršijo lūkesčius, analitikai prognozavo 2 centų pelną vienai akcijai, o Intel pasiekė 23 centus, tai daugiau nei 10 kartų, daugiau nei 11 kartų nei buvo prognozuota analitikų. Pajamos taip pat buvo didesnės nei tikėtasi, dėl to akcijos per metus ir pabranga virš 90 procentų vien per šios kalendorinius metus. Šis pokytis nėra atsitiktinis, jį lėmė 3 pagrindiniai veiksniai. Pirma, sėkminga įmonės restruktūrizacija. Antra, didelė dirbtinio intelekto lustų paklausa, kuri prognozuojama viršys pasiūlą iki 2026 metų. Ir trečia, strateginė JAV vyriausybės parama siekianti grąžinti lustų gamybą į JAV. Tai tech giganto ataskaitos, kurios retai nuvilia, ir svarbiausia, labai didelė palūkanų mažinimo tikimybė, kas leidžia tiems patiems gigantams dar pigiau skolintis pinigų plėtrai, uždirbti dar daugiau pinigų ir papildomai uždirbti iš to, kad dauguma vartotojų taipogi skolinasi pinigų, įsigyti prekiam ir paslaugom ir skolinasi dar daugiau, kai skolintis yra pigu. Kaip iš to uždirbti investuotojui, tai pasirenki kompaniją, kurios paslaugomis naudojamasi ir kuria tiki. Pavyzdžiui, puikus pavyzdys man asmeniškai
Amazon. Sugedo ausinės, tikrinau visur, kur tik jas parduoda, kur parduodama Apple produkcija, nieks neturi ausinių Lietuvoje, išpirktos ir reikia laukti. Nuėjau į Amazon, ta pati kaina, šeštadienį nusipirkau, ketvirtadienį jau mėgausi, naudojausi ausinėmis. Įdomumo dėliai dar sekiau, kada atsiras jos prekyboje Lietuvoje, tai būčiau laukęs dar 2 savaitės. O kaip investuoti į Amazon, tai įsijungiam Freedom24 brokerio programėlę, paieškoje viršuj rašom Amazon, pasirenkam, spaudžiam prekybą, matom, kad dabar paskutinė žinoma kaina buvo $227.54, kai JAF rinka buvo atidaryta, Lietuvoje šiek tiek dėl laiko skirtumo birža dar yra uždaryta, spaudžiam pateikti pirkimo nurodymą, braukiam sliderį įpirkti ir išsiuntėm nurodymą įsigyti akcijų už $227 su centais ir šitas apsipirkimas mums te kainuoja 2 eurus ir 2 centus už kiekvieną akciją. Tai šiuo atveju 2 eurai ir 2 centai. Gaukite iki 20 akcijų dovanų, jeigu dar neturite Freedom24 investavimo paskyros, brokeris licencijuotas, akcijos kodai ir registracijos nuoroda aprašyme. Tai įsivaizduokite, kas būtų, jei per vieną savaitę tech gigantai paskelbtų augančius pelnus, Fedas sumažintų palūkanas ir JAV susitaikytų su Kinija. Garantuotai matytumėme toliau besitęsiantį augimą. Klausimus rašykite komentaruose, gaukite iki 20 akcijų dovanų, jeigu dar neturite Freedom24 paskyros. Akcijos kodą aprašyme, su šiuo gidu užsiregistruosite per 10 minučių. Sėkmingo investavimo ir pasimatome kitame video.